Panevėžio ekranui šiame sezone teliko vos 2 žingsniai, o šį šeštadienį komanda sužais paskutinėsias rungtynes Aukštaitijos stadione. Ekraniečiai namuose priims svečius iš Šiaulių. Panevėžiečių tikslas – padovanoti pergalę savo aistruoliams ir čempionate iškovoti bronzos medalius. Jaučiuosi gerai sezonui. Artėjant pabaigą gerai jaučiuosi. Komanda irgi, manyčiau, visai pasiruošti ir pabaigti prizininkais tapti. Reikia laimėti būtinai. Paskutinės varžybos namie žiūrovam pergalę atnešti. Įėjimas nemokamas. Tikiuosi, kad ateis daug žiūrovų. Šiuo metu turnyro lentelėje ekranas žengia 4. ir taškų atsilieka nuo rungtynėmis daugiau sužaidusios Sūduvos. Šiaulių ekipa užima 7. vietą, kurioje garantuotai liks ir pasibaigus čempionatui. Beje, šiemet ekranas su Šiauliais jau sužaidė 6 rungtynes ir tarpusavyje pasidalijo po 3 pergalės. Mes kaip žaidėm su jais, tai mums sunku buvo. Kiekvienas varžybas irgi jauna komanda, nori irgi rodyti kažką. Žiūrėsim, kaip bus. Per pastarąsias 7 rungtynes tik 2 ekraniečiai mušė įvarčius, todėl treniruotėse komanda šiuo metu daugiausia dėmesio skiria puolimo gerinimui. Manyčiau, gal realizacijos trūksta, meistriškumą, gal tą paskutinį užbaigimą dar reikia, vis vienas įvartis tik muštas per 3 varžybas. Primename, kad įėjimas į paskutinės ekrano namų rungtynes nemokamas, o pertraukos metu visų susirinkusių lauks staigmenos ir atrakcijos. Ateik į paskutinį metų mūšį Aukštaitijos stadione, palaikyk savo miesto komandą ir tapk futbolo šventės dalimi. Rungtynių pradžia 18 val.